Sveiki visi, čia aš Tautvydas ir čia prie manęs yra Poviksas. Šiandien mes filmuosim Skybloko epizodą. Ta, Poviksas negali šnekėti, nes jam su mikrofono problemos. Tai gerai, pradedam. Pirmą mes pradėsim daryti akmens generatorių, o be akmens Skyblock'e, bet sakant, tai yra labai sunku. Gerai, pirmą išdaužėm medį, o Poviksas jums parodys, kaip padaryti generatorių. Pirmą nuvarome vieną sluoksnį, galbūt patogiau. Ir va, štai jums padarė vandens, akmens generatorių. Va, dabar išdaužėm čia skrynę, kad pasiemam visus daiktus. Pasiėmei? Gerai, padedam čia skrynę. Ateik čia. Padėk čia visus daiktus. Ir štai gerai. Padarome dabar iš medienos darbastalį ir padedam čia. Dabar ir jums dar parodys, kaip padaryti dvigubą generatorių, kur jūs galite, jeigu esate, pavyzdžiui, jeigu esate ne vienas ir galite padaryti daug daugiau, pasidaryti daug daugiau akmenų. Aš biškį nukritau iš klaidos, bet nieko neturėjau savim, tai gerai. Gerai. Poviksas čia kažką tu čia netaip darai, gal tu netaip žinai gerai. Gerai. Gerai, man reikia dar medienos. Gerai. Pasidarome pikeksą, ir dabar tuoj palauk. Pasitrauku, aš padarom vieną generatorių. Palauk, bet taigi. Nedarom? Gerai, nedarom dabar generatorius. Antrą generatorių padarysim per antrą epizodą. Ir dabar reikia pasidaryti mums pikeksus. Pasidarom taip ir reikia dabar medžio. O medžio mums pauzė. Taip, mes esame grįžę, nes mes nukritome į apačią ir mes jau nebeturėjom medžių nei kiek, tai sustabdėm video ir laukiam, kol mūsų medis užaugs. Ir tai užaugo gražus medis. Gerai, pirmą mums dabar reikia iškirsti, dabar mums reikia labai saugotis, nes mūsų kontrolė buvo pastrigę. Ir mes tiesiog, nežinau kaip jums pasakyti, laikydami shiftą, mūsų nesilaikėme, mes norėjom pažiūrėti į apačią, mes tiesiog iškart kritom. Ir aš kritau 2 kartus ir labai buvo žala mums. Tikrai iš naujo pasidarome medį, pasidarome pagaliukus, padarome 2 pikeksus ir, gavau kaip tik obuolį gavau, gerai. Štai pikeksas tau. O štai vienas saplingas, matau, yra va ten. Ir turim 2 saplingus. Mes kol kas išeinam į pliusą. Tai mums yra mūsų, sakant, saloje yra labai didelis pliusas. Kad būtų greičiau, mes galim padaryti tai, kad mes pasidarom tiesiog, jums pasakyti, tiesiog pasidarau paprastai ir aš savo, kad galėtų nukirsti ir bus greičiau.
kai turime 3 akmens, tai galima pasimti tų pagaliukų ir pasidaryti akmeninį, jau bus greičiau. Duok dar 3 akmens paviksai. Gerai. Dabar darome akmeninius pikeksus. Štai tau vienas, imk. O dabar man gerai pasidinam dar vieną medį, kad augtų. Sadinam į čia, nes labai gerai, kad čia auga. Ir pastatom dabar dvigubą, o dvigubą reikia statyti taip. Tuoj. Aš geriau, reikia pakas akmenų, nes iš akmenų aš geriau pastatysiu. Gerai, kai turiu aš pakankamai, kiek man reikia, galiu jau statyti savo antrą padidinti generatorių. Kas esą naujokai, tai yra labai naudinga, kai norite labai ilgai žaisti Skybloką, tai yra labai naudinga jūsų salai. Gerai, kadangi čia jau aš matote beveik, oi, netą padėjau, matote beveik, dar vieną padariau. Čia padedu čia, kad geriau būtų. Ir pradedam, paimam ledo, palaukit čia, aš netyčia. Jo, girdėjau, čia serveris kažkokį. Čia, jo, galiu priminti, kad šitam serveriui galima kovoti vienas prieš vieną, ten arba komandomis prieš kitas salus ir jaučiu kažkas laimėjo ir davė šitą garsą. Tai, dabar mes net, va taip šaunuolis. Gerai, mes turime jau pastatytą dvigubą generatorių. Labai didelis pliusas. Gerai. Pradedam nužyti akmenis. Kitam epizode jūs matysit, gal kai pradėsim statyti jau savo namą ir jau pradėsim didelę fermą kurtis. Kas čia man buvo? Man buvo, jeigu, pavyzdžiui, dabar jūs padarėte taip generatorių ir jums nesibėga nuo vanduo, tai jūs turite tiesiog dar kartą į apačią nuleisti, nes, pavyzdžiui, man ką tik tai buvo, nesidarė vanduo. Ir iš karto po to pataisimo buvo gerai. Kad mes nemirtume, aš saugiau padarysiu vieną dalyką. Nes mus labai dažnai mes įkrentam ir į lavą ir visi mirštam. Tai aš geriau padarysiu liukų. Padariau liukų. Padedu taip ir mes, matote, pavojaus nebėra. Nu kam tai išdaužy? Tai mums neis. Va taip geriau. Matai? Gerai, pavojaus nebėra. Gerai, o kiek mes tiesiog dabar, kiek tu turėjo akmenų? Parašyk, kiek tu turi akmenų. 30, aš turiu 20, gerai, pavydai. Duok man akmenis. Čia kažkokie soundai. Nežinau kodėl. Gerai, duok. Ačiū to. Nu jo, gerai, duok.
E, dabar, žiūrėtau, Povilai, tau darbas. Apstatyti, oi, pasim, dar į vandenį nueik. Nors palauk, nereikia paimsiu. Tau darbas čia dabar yra apstatyti visur, aplink ir paskui tiesą liniją daryti, kad mes galėtume statyti jau savo namą. O kaip tik mūsų nuostabusis medis užaugo. Gerai. Mes jau neturime beveik akmens, tai man dabar reikia pasidaryti kirvį. O šviesos mums labai reikia, nes mes padarysim tokią vietą, kur nesirodys visiškai šviesa, ten rodysis zombiai, creeperiai ir mes kausimės iš jų kaulų ir visokių kitų prireikiamų mums dalykų. Ir pasidarome mes pagaliukus. Nedaryk tų garsų. Gerai, einam nukirst medį. Štai tau dovanoju. Mes toliau einam, pasidaro mažų lentų ir patogiau, kad būtų daugiau vietos, pasidarome dar vieną skrynę. Nes tai 100 kartų patogiau nei būti be 2 skrynių. Gerai, kaip matau, mums labai sekasi šiandien. Jau turime kokius 4 saplingus, po to mes jau labai dėsim daug tų sodinukų ir gausim labai daug medžio ir galėsim tai pasistatyti namą. Gerai, dabar pasimk, aš to daviau pikeksą ir eik padaužyti akmens. Dar vienas. Mums sekas. Tau dar vienas ten yra. Jeigu jums tai pris, tai jūs žinosit, kad jums labai labai pasisekė. Nes taip dažniausiai nekrenta saplingai, bet dabar mums trūksta žemės. O žemės, kad trūksta, tai yra labai blogai prie lavos, nelabai noriu dėti, nes kai užaugs medis, jau visi žino, kad jis sudegs, o paskui visi monstrai daiktai beveik sudegs. Tai, kažkas jau griovė apsaugą, na gerai. Jau, gerai. Po kiek laiko mes čia matome, pasidarėme generatorių. Po kiek laiko pasidarysim jau maksimalų generatorių keturgubą, kur jau aplinkui sukėsis ir viena akmenis. Gerai, Poviksai, ateik su manim, ateik pas mane. Poviksai, ateik pas mane. Gerai, iki pasimatymo, mieli žiūrovai. Tikiuosi jums patiko, subscribinkit Povikso kanalą. Ate.